Sveiki gyvi, mūsų mėlėjai žiūrovai ir klausytojai. Su jumis Audrys Antanaitis ir laida Žurnalistikos DNR. Ir šiandien mes kalbėsime apie dirbtinį intelektą ir autorystę. Išties klausimas yra labai aktualus ir labai išplautas. Išplautas todėl, kad paprastai išplauti klausimai būna, kai kažkas naujo atsiranda mūsų pasaulyje ir mūsų gyvenimuose. Dirbtinis intelektas pakankamai naujas dalykas. Kai kas, žinoma, gali sakyti, jau 2-3 metus aš jį naudoju, esu įgudęs naudotojas ir net vartotojas, bet klausimų kol kas, ko gero, yra daugiau negu atsakymų. Ir šiandien mes apie tai padiskutuosime su Lietuvos autorių teisių agentūros menų skyriaus vadove Ingrida Radovič. Labą dieną, Ingrida. Labą dieną. Na ir aš čia taip pasistengiau globaliai, egzistencialistiškai pristatyti dirbtinį intelektą. Kada jūs pati su juo susidūrėte pirmą kartą? Aš pirmą kartą susidūriau rašydama savo magistrinį darbą. Kada rašėt? 2020-2021, tai tada pradėjau domėtis. Tai tomis bendruomenėmis, kurios naudoja dirbtinį intelektą ir kaip tos bendruomenės žiūri į intelektinę nuosavybę. Tai mes prie intelektinės nuosavybės, Ingrida, pereisime, bet jūs truputėlį mane nustebinote, kad jau 20-21, kai jūs pradėjote domėtis to klausimu, jau buvo bendruomenių. Kada tada atsirado dirbtinis intelektas? Aš nepasakysiu, kada atsirado, nes jau jis iš tikrųjų seniai yra plėtojamas, tik tai tokį masinį pobūdį jis jau įgavo 2022 vasarą, kai buvo išleisti tie modeliai generatyviniai dirbtinio intelekto, kur jau tikrai visuomenė galėjo plačiai naudoti labai lengvai. Tai dėl to taip atrodo, kad tarsi čia tik tai keletą metų, bet iš tikrųjų jau daugiau yra. Tai reiškia, būtų galima sakyti, tokie yra keli etapai. Reiškia, mokslininkai ir IT specialistai kuria jį, tai yra dar iki bendruomenių. Tada pirmosios bendruomenės tokiems mėgėjams, profesionalams. Entuziastai. Taip. Ir jūs jau juos dar truputėlį kabinate ir maždaug 22-aisiais tai tampa masiniu reiškiniu. Ir kas sąlygojo, kad tai 22 tampa masiniu reiškiniu? Ar dirbtinis intelektas pereina į kitą kokybę, ar kažkoks kitas dar brandos atsirado laipsnis ar etapas? Tiek kokybė, tiek tiesiog, kad buvo tos programos, jos buvo padarytos viešai prieinamomis. ChatGPT, Midjourney, tos programos ir nemokamos iš pat pradžių buvo, nebuvo mokamų versijų, tai tada žmonės vieni per kitus ir pradėjo naudoti. Tiesiog buvo atverti visuomeniai tie įrankiai, nes iki tol žmonės, kai kurie tie entuziastai, jie patys darė savo dirbtinio intelekto įrankius, kurdavo programas, o čia atsirado tokie įrankiai, kurie prieinami visiems. Ir 22-ieji, sakysim, 23-ieji ir žmonės pradeda jau naudoti tą dirbtinį intelektą, jis tampa, aš pasakyčiau, namų ūkio reikalu jau. Dabar iš tikrųjų sunku turbūt įsivaizduoti. Įsivaizduokite, Ingrida, praėjo vos keliari metai, turbūt kai kurie iš mūsų jau nebeįsivaizduojam gyvenimo be jo. Mes bendraujame su juo, pasitarėme vos ne kiekvieno gyvenimo klausimu. Bet pradėjo naudoti ir kokios problemos tada pradėjo rastis visuomenėje arba visuomenėse pasaulyje ir kokios tarp jų autorinės problemos? Taip, su autorių teisėmis susijusių problemų iš tikrųjų yra nemažai. Pati pirmoji problema, ką ir asociacija Latga kelia, bando politikams sakyti, kad reikia iš tikrųjų sureguliuoti tą dalyką, tai kad tie dirbtinio intelekto įrankių kūrėjai, jie tiesiog be jokio autorių leidimo paėmė ir visą viešai prieinamą, o kartais ir viešai neprieinamą medžiagą, visus kūrinius panaudojo savo įrankių apmokymui, be jokio leidimo, be jokios kompensacijos. Ir tas toliau vyksta, tai čia yra viena problema.
Kita problema yra, kad tuose rezultatuose, kuriuos sugeneruoja dirbtinio intelekto įrankiai, kartais galima rasti turinio labai panašaus į egzistuojančius kūrinius, plagiatų. Trečia problema, kuri vis didėja, tai yra, kad tas dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys, jisai išstumia žmogaus kūrybą po truputėlį iš rinkos, nes jis yra greičiau pagaminamas, pigesnis, kokybė vis dar atsilieka tikrai nuo žmogaus kūrybos, bet jinai vis gerėja. Ir tada klausimas, kad ką daryti autoriams, jie yra išstumiami iš rinkos, jie netenka pajamų ir yra padaryti įvairūs tyrimai, kad iš tikrųjų per artimiausius 5 metus, pavyzdžiui, muzikos autoriai neteks 1/4 savo pajamų. Ingrida, jūs įvardinote 3 problemas, jos gana skirtingos yra ir man atrodo gana sunkiai sprendžiamos. Pirmoji problema, kad dirbtinio intelekto kūrėjai panaudoja visą, kas pasaulyje sukurta be leidimo. O kaip įmanoma šito sukontroliuoti? Nes pasaulio intelektinis produktas yra be galo gausus ir tik tai tam tikra dalis jo yra apsaugota kažkokiais teisės aktais. Visas, kas, sakysim, kaip pavyzdys, kas senesnis negu 70 metų, jau tikrai niekada nebebus turbūt niekaip apsaugotas, tai yra visos žmonijos nuosavybė, o paskui prasideda įvairūs laipsniai. Ar įmanoma tą naujesnę intelektinę produkciją kažkaip apsaugoti nuo apmokymo? Juk formaliai dirbtinio intelekto kūrėjai neplatina, nenaudoja, jie tiesiog naudodamiesi tuo apmoko. Kaip pavyzdžiui, aš apmokyt galiu savo sūnų. Taip pat, o jie apmoko savo programą. Ne visai, nes mastas yra tikrai kitoks. Jūsų sūnus, Nors 10 sūnų galiu. Jūsų sūnus visų pirma, jisai ten per dieną neperskaitytų tokios galybės straipsnių, kūrinių, neperžiūrėtų tiek daug paveikslų nuotraukų, kiek gali dirbtinio intelekto programos. Tai yra visai kitas mastas. Kitas dalykas, jūsų sūnus negalėtų per minutę ar ten per valandą sugeneruoti irgi šimtų naujų kažkokių paveikslėlių, naujų tekstų, tai mastas yra visiškai skirtingas. Tai kaip tą sureguliuoti, tai gal nebūtinai reikia eiti per draudimą, gal labiau reikia eiti per kompensaciją, kad galima numatyti, kad gerai jūs naudojat apmokymui, bet tada turi būti atitinkamai atlyginta autoriams. Bet tas apmokymas, jis neturi labai aiškių ribų, ko gero. Dėl to, kad aš galiu ginčytis, ar aš, jeigu, tarkim, tai primityviai labai kokias nors muzikos ar Ašabą, ar Led Zeppelin, ar kokį nors Queenus panaudojau. Paskui kažką. Ar visada lengva atskirti, ką aš panaudojau apmokymui? Tai paprastai jie žino, iš kur ima tą medžiagą, yra dirbtinio intelekto įrankių kūrėjai. Taip, nes jie vis tiek tas duomenų bazės kažkokias renka ir yra tikrai atvejų, kai paaiškėjo, kad jie, pavyzdžiui, piratinės knygas naudoja apmokymui dirbtinio intelekto programai. Tai jie žino, aišku, kai ten naudojama, pavyzdžiui, 5 milijardai kūrinių, atsekti tiksliai, kokie ten autoriai buvo panaudoti, gali būti labai sunku, bet galbūt to ir nereikia, nes vis tiek galima preziumuoti, kad vis tiek viešoje erdvėje daugiausia bus tų kūrinių, autorių, kurie populiarūs. Tai galima ir, pavyzdžiui, mes irgi asociacijoje Latgoje tam tikrus, kartais, kai labai sunku yra tiksliai paskirstyti autorinį atlyginimą, surinktą iš mažų panaudojimų, sakykime, kavinėje groja muziką, kavinė moka labai mažą sumą kažkokią Latgai, tai ta kavinė nėra įpareigota pateikti Latgai sąrašų, kokią jinai muziką groja, mes tada tiesiog skirstome pagal radio programas, nes preziumuojama, kad vis tiek grota buvo populiariausia muzika. Tai taip tariant, jūs turit kriterijus? Taip. O dabar dėl dirbtinio intelekto yra tokie kriterijai? Tai nėra kol kas, nes nėra jokios kompensacijos, bet jeigu ta kompensacija būtų, galima kriterijus lygiai panašius numatyti. O jūs sakėte, kad Latga skatina politikus tuos kriterijus numatyti.
Bet turbūt patys politikai neturi kompetencijos tuos kriterijus numatyti, kas jos galėtų. Latga skatina politikus, kad būtų numatyta kompensacija autoriams, kad būtų apie tai kalbama. Pats principas. Pats principas, taip, kad turi būti atlyginta autoriams. Ir su kultūros ministerija anksčiau ir pati kultūros ministerija iš tikrųjų prieš keletą metų rodė iniciatyvą dėl to atlygio autoriams, bet dabar viskas persikėlė į ES lygį, nes, aišku, nacionaliniu lygiu išspręsti mažai valstybei tokį klausimą yra keblu, tai regioniniu lygiu labiau tikėtina. Kitaip tariant, regioniniu, tai Europos jūs turite omeny lygių. Taip, bet aišku, turėtų būti, šiaip idealiausia būtų pasaulio mastu spręsti tą, nes žinom, kad dirbtinio intelekto įrankiai labiausiai yra vystomi Jungtinėse Amerikos valstijose, Kinijoje. O pasaulio mastu, ar įmanoma, tai pasaulio mastu, tai aš suprantu, pasaulis yra Europa plus Jungtinės Amerikos valstijos. Kinija dar yra. Ar su Kinija apskritai tokiais klausimais kalbama? Tai kalbama su visais, bet ar susikalbama? Net ir Europos lygmenių yra labai sudėtinga. Yra daug interesų grupių, Europos komisija bijo, kad ES pralaimės kovą dirbtinio intelekto srityje, tai irgi šiek tiek atsitraukia dabar jau tame reguliavime, tai yra labai sudėtinga. Ingrida, o jeigu tai palygintume dirbtinį intelektą ir internetą, na tarkime, internetas vis tiek turi savo valdytojus, kaip, arba, sakysim, na, vat, pavyzdys nebūtinai internetas, koks nors Starlinkas. Atjungi ir viskas, ir fronte padėtis pasikeičia. Dirbtinio intelekto valdytojai, kitaip tariant, ar tas susitarimas yra įmanomas už jų nugaros? Dabar jūs paminėjote kelias pagrindinės programas, bet kokios yra pagrindinės pasaulio tos programos, ką mes visi žinom, Chat GPT, ten Gemini, paskui ten Grok. Claude yra. Claude. Tai vat 4, tai, 5, gal daugiau, aš nežinau, bet tai kaip ir privatus reikalas. Iš tikrųjų, už jų nugarų nebandoma nieko reguliuoti ir Europos komisija dėl dirbtinio intelekto aktų įgyvendinimo, kai yra dabar darbo grupės, tai ten dalyvauja ir šių įmonių atstovai aktyviai labai dalyvauja. Bet tai su jais reikės vis tiek vienaip ar kitaip Taip. tartis. Ir kai jau bus nustatytos taisyklės jiems, tai tada jau automatiškai ir visiems ateities kūrėjams tada. Bet kaip jūsų manymu, ar ilgai tas procesas užtruks, nes kai jūs paminėjote interesų grupės, tai vat vėl aš lyginu, ar tai lengviau susitarti dėl kokio nors interneto, tarkime, ar sakysime, kitų dalykų ir čia, vat būtent dėl dirbtinio intelekto. Ar tai yra sunku? Sunku. O Lietuva, ką gali padaryti kaip savarankiškas žaidėjas? Jūs minėjote, kad taip negali mažas žaidėjas sprendimų priimti. Mes esame vidutinio lygio, tarp kitko, sprendėjas, nes dirbtinis intelektas Lietuvoje gana plačiai naudojamas yra. Tai, sakykime, ir šalis vidutinio dydžio, bet ar mes galim kažką daryti, ar tiesiog mes turime irgi kapsėti tvarkingai politikams ir skatinti, kad tie procesai vyksta. Taip, spausti politikus vietinius, kad jie ES lygių atstovautų poziciją. O Ingrida, ar mūsų politikai supranta tuos dalykus? Dalis supranta. O su ir Europos parlamente yra narių, kurie supranta, ir Lasgos atstovai važinėja ten, siekia, kad būtų išgirsta autorių pozicija. Tai dalis supranta, tie, kurie domisi, supranta, bet tikrai yra daug interesų grupių. Tai čia pirmas klausimas, o dabar trečias klausimas buvo, kai jūs paminėjote, kad kartais sunku atskirti dirbtinio intelekto sukurtą produktą nuo žmogaus sukurto produkto. Ir iš tikrųjų, jeigu mes kalbėtume apie muziką, tai aš nevardinsiu dirbtinio intelekto sukurtų kūrinių, bet daugelis žmonių sako, vai, kaip gražu, oho, kaip man patinka, ir labai nustemba sužinoję, kad tai yra. Ir žinoma, dar galima atskirti, kur yra dirbtinis intelektas, kur žmogaus kūrinys, bet tobulėjant po 5 metų turbūt nebebus įmanoma atskirti. Tai, o kur čia problema, jeigu mes atmestume
autorinės teisės, aš netgi galvoju, ar čia iš viso autorinės teisės, skamba per kokį nors YouTube dirbtinio intelekto sukurtas kūrinys ir niekam nekliūva, ar kliūva? Nežinau, ar kliūva, jeigu jisai tik tai skamba, viskas gerai, bet jeigu, sakykime, kažkoks užsakovas, kuriam reikia muziką panaudoti, jisai pasirenka dirbtinio intelekto sugeneruotą muziką, reiškia, jam nereikia autoriams atlyginti, tai kažkoks autorius, kurį jis būtų alternatyviai pasirinkęs, jis netenka tų pajamų. Čia yra jau esminis turbūt dalykas. Tai kaip šitus dalykus spręsti, kai, tarkime, autorius panaudoja dirbtinį intelektą ir kai atsiranda riba, kada nebeaišku, kas vis dėlto yra autorius. Ar dirbtinis intelektas gerai pakoreguotas autoriaus, ar autorius, kuris 70%, kurio kūrinio 70% kūrimo darbą atliko dirbtinis intelektas. Čia yra turbūt... Čia labai didelė problema. Tai visų pirma pradėsiu nuo to, kad pagal įstatymus autorius gali būti tik tai žmogus, fizinis asmuo. Tai dirbtinio intelekto sugeneruoti kūriniai, jie nėra saugomi autorių teisėmis. Ir tas galioja tiek Lietuvoje, tiek didžioje dalyje pasaulio šalių. Šitas iš esmės įspręsta. Išskyrus Jungtinę karalystę, kur jie turi ir dar keletą šalių Jungtinės karalystės įtakoje, Airija, Naujoji Zelandija, Indija gal iš dalies. Tai ten jie turi atskirą kategoriją kūrinių, kompiuterio sugeneruoti kūriniai, kuriems yra taikoma trumpesnė apsauga, 50 metų nuo sukūrimo. Bet šiaip didžioje dalyje pasaulio iš tikrųjų tik tai žmogaus kūryba yra saugoma. Ir tada atsiranda toks sudėtingas klausimas, kaip nuspręsti, ar tas kūrinys yra dirbtinio intelekto sugeneruotas, ar jisai vis dėlto buvo sukurtas žmogaus, naudojant dirbtinio intelekto įrankius kaip pagalbinius įrankius. Kitaip tariant, kur svarstyklių lėkštelė nusverta yra, nes kartais tikrai labai neaišku. Taip, ir yra Jungtinių Amerikos valstijų jau teismų praktikos, nes ten yra kūriniai registruojami autorių teisių biure. Lietuvoje registracijos nėra, ten yra tokia neprivaloma registracija, kur jeigu nori didesnės apsaugos savo kūriniams, juos gali užregistruoti, tai ten tikrai jau nemažai buvo bandyta registruoti dirbtinio intelekto sugeneruoto kūrinių ir jie jau pareigė tokias gairės, kad kiekvienu konkrečiu atveju jie nagrinėja, kas turėjo kūrybinę kontrolę. Tai jeigu parašai promptą paprastą ir tau dirbtinio intelekto įrankis sugeneravo vaizdą, tekstą ar video, tas kūrinys nebus saugomas, nes to prompto neužtenka kūrybinės kontrolės tam kriterijui. Gal paaiškinkit mūsų žiūrovams. Promptas, atsiprašau, tai yra užklausa, lietuviškai užklausa, ta užduotis dirbtinio intelekto programai. Pavyzdžiui, sukurk man paveikslėlį su šuniuku ir moterimi ten, ir katyte. Tai va. Ir net jeigu tas promptas gana sudėtingas, irgi to neužtenka, tai yra labai daug atmetę kūrinių registracijų. Bet įmanoma, fiksuojant tą kūrybinį procesą, jeigu iš tikrųjų tu įrodai, kad tą vaizdinį, kurį tu turėjai susikūręs, tu priverti įgyvendinti tą programą. Ne tai, kad tu pasirenki tau ten pasiūlė 100 variantų ir tu išsirinkai gražiausią, tai to neužtenka. Bet tu tikrai norėjai, kad atrodytų taip ir po truputį tu tą dirbtinio intelekto įrankį, formuodamas užklausas, įstūmė į tokias ribas, kad jis tau padarė tavo tą rezultatą. Kitas dalykas dar gali būti, kad tau dirbtinis intelektas kažkokį pradinį sukūrė kūrinį ir tu tada jį labai daug redagavai, keitėjai, įdėjai savo daug kūrybinio indėlio. Tai irgi. Bet čia labai slidi riba ir ten irgi paštai kiekvienu konkrečiu atveju jie nagrinėja. Bet tai, Ingrida, ar mes patys savo žmonėje, jau turiu galvoj, neprisidarysime daug didžiulio darbo, tiesiog nes iš esmės naujas dalykas kiekvieną kūrinį tokį vertinti naujų aspektų, kurio anksčiau visiškai nebuvo. Ne kūrinio kokybės aspektų,
bet aspektu, kiek jame esama dirbtinio intelekto. Tai naujas yra dalykas. Ir ar tai Amerikoje vyksta, o Europos šalyse kol kas dar tokių dalykų vyksta ar ne, ir ar jūsų manimų tai įmanoma, tai reikalinga, Latgos, sakysime, manimų. Ir jeigu, pavyzdžiui, Lietuvoje tas atsirastų, aš nežinau mastų, bet jeigu mes Lietuvoje turėtume tą vertinti, tai reiktų papildomų institucijų. Paprastai tas klausimas Europai iškyla jau teisme, jeigu kažkas panaudoja tą kūrinį ir tada ateina autorius ir sako, čia mano kūrinys. Bet čia plagiatas. O tas, kuris panaudoja, sako, ne, nusakykime kažkokią atrandu, matau dirbtinio intelekto akivaizdžiai sugeneruotą nuotrauką, paskelbta kito asmens, aš paimu ją ir panaudoju pas save, interneto svetainiai, sakykime, ar kažkokiame leidinyje. Ir tada tas tariamas autorius sako, čia mano kūrinys, aš sakau, ne, čia dirbtinio intelekto sugeneruotas, nesaugoma pagal autorių teisių įstatymą. Ir tada teisme aiškintumėmės ir teismas vertintų. Tai tokie atvejai retesni yra Europoje, yra Čekijoje buvo viena byla, kur autorius parašė promptą ir ten nuotrauka buvo sugeneruota. Netikra, aišku, nuotrauka ir jis tą bylą pralaimėjo, nes jis neįrodė, kad jis įdėjo pakankamai kūrybinio indėlio, kad tai būtų jo kūryba. O Lietuvoje tokių bylų jau buvę? Ne. Dar nebuvo. Ar prognozuotina, kad gali atsirasti? Gali atsirasti, aišku. O čia tada vis dėlto būtų reikalingi kažkokie nauji ekspertai, visi kažkokie paruošti žmonės, nes aš įsivaizduoju, kad tai gana didelis darbas, jeigu yra koks nors rimtas kūrinys, sakysime, kokia nors netgi simfonija, paimkime, ne šiaip kokia dainelė 3 taktų, bet simfonija ir tu pabandyk atskirti, kurie gabalai tenai, simfonija gerai, kurie ten minorai, mažorai ir panašus dalykai, vis dėlto yra dirbtinio intelekto, kurie šiek tiek su dirbtiniu ir taip toliau. Man atrodo, kad tai ypatingai ateinam į sunkų laikotarpį. Bet čia tik tuo atveju, jeigu kažkas naudotų tą simfoniją ar jos dalis be leidimo, tada iškiltų toksai atvejis. Bet kai jūs sakėte, kad kažkas gali norėti apsaugoti savo dirbtinio intelekto kūrinį arba kūrinį, kurį sukūrė su dirbtiniu intelektu arba kuris sukurtas dirbtinio intelekto, bet su dideliu autoriaus įsikišimu. Jis gali šitą dalyką dabar padaryti, tarkime, Latgoje gali? Tai Lietuvoje, kaip jau sakiau, mes neturim registracijos. Lietuvoje yra saugomis kūrinys nuo pat kūrinio sukūrimo momento. Amerikoje irgi saugoma nuo kūrinio sukūrimo momento, bet jeigu tu teisme nori išsireikalauti didesnį atlyginimą už pažeidimą, tada geriau tą kūrinį būtų užregistravus, nes tiesiog visai kitos tada sumos. Taigi, sakoma, iš rytų šviesa, bet dabar iš vakarų šviesa, iš Amerikos vis tiek šitas ateis kažkada į Europą turbūt. Registracija aš nemanau. Aš manau, kaip tik labai gerai, kad nėra registracijos. Tai... Aha, kodėl? Čia mano asmeninė nuomonė, nes tiesiog gali menininkai laisvai kurti ir jiems nėra jokių formalumų. Kiekvieną kūrinį fotografui registruoti, įsivaizduokit, kiek atimtų laiko. Taip, įsivaizduokime, mes čia turime parodą, kuri su dirbtiniu intelektu sukurta. Tai aš įsivaizduoju, kaip tas atrodytų. Bet jūs esate menų skyriaus vadovė, o tarkime, jeigu mes kalbėtume apie kriminalinius dalykus ir pavyzdžiui pasirodo, kad ir tam pačiam YouTube kartais tokių dalykų, kurie pateikiami žinių pavidalu, kad ten tas ir tas mirė, tas ir tas sprogo. Ir žmogus negali atskirti, ar tai dirbtinis intelektas, dažnai tai būna dirbtinis intelektas panaudojamas piktam, paskui jisai greitai pašalinamas, bet prasiskverbti vis tiek spėja. Šita problema yra. Yra. Šita problema yra labai... Tai giliausios vaizdinės klastotės vadinamos. Taip. Ir su jais Lietuvoje aštrėja. Ar tai vis dėlto pasaulio? Visur. Kas turi socialinius tinklus, dabar mato, kokią ten dalį užima paveikslėliai, tekstai sugeneruoti dirbtinio intelekto. Tai iš esmės YouTube žiūrėti jau darosi nebeįdomu, nes viskas ten beveik sugeneruota. Dirbtinio intelekto kokią tik tai pasižiūri, ar laidą, ar istorinę, ar dar ką nors, ar literatūrinę, viskas juda ten lėlės.
aš taip vaizdingai sakau, matosi, kad ten dirbtinis intelektas ir ne visada labai kokybiškas. Tai va dėl to, mes einame į primityvą. Dėl to labai svarbu yra, kad dirbtinio intelekto aktas, kurį ES yra priėmusi, jisai numato skaidrumo reikalavimus, kad tasai dirbti, kad jeigu kažkas ten buvo manipuliuota, generuota, ypač vaizduose, video, garse, kad turi būti aiškiai pažymėta, paženklinta. O dabar ženklinama ar einama prie to? Dalis ženklinama, bet tikrai maža dalis. Ir tie reikalavimai įsigalios jau nuo rugpjūčio 2 ir dabar ES, kai tik svarsto nepriklausomų ekspertų grupė, yra suburta tokį neprivalomą ženklinimo ir žymėjimo praktikos kodeksą, kurį ten turėtų pasirašyti suinteresuotos grupės, kai jis bus priimtas, tai jis dar kol kas tik tai svarstomas, yra siūlomos piktogramos, ikonėlės, kokias reikėtų naudoti, rašoma kur, kad turėtų būti aiškiai, iš tikrųjų paminėta, kalbant apie žurnalistiką, buvo prieš 3 metus, man atrodo, vokiečių vienas žurnalas, Die Aktuelle, paskelbęs, žodžiu, buvo ant viršelio Maiklo Šmacherio nuotrauka ir buvo parašyta pirmas interviu po nelaimingo atsitikimo ir ten atsiverti, skaitai, interviu su juo parašytas ir tada gale interviu parašyta, kad jis visas sugeneruotas dirbtinio intelekto. Tai yra skaitai kaip su tikru žmogu, o tik pamatai gale. Tai ir skaidrumo reikalavimų neatitinka, ir etikos, ir vyriausia redaktorė to žurnalo buvo atleista po to straipsnio, buvo šeimai sumokėta labai nemaža suma kaip kompensacija. Tai labai svarbu iš tikrųjų. Jūs esate menų skyriaus vadovė, bet dar baigiant mūsų pokalbį apie žurnalistiką, labai būtų įdomu. Na, tarkime, žurnalistas rinkdamas medžiagą straipsniui dabar be dirbtinio intelekto jau nebeapsieina. Nes natūralu ir aš iš savo patirties, tiesą sakant, žinau ir nematau čia nieko blogo. Nes seniau Google naudojom, dabar patogiau. Bet paskui labai galimas atvejis, kad tu maždaug surinkęs medžiagą suteiki tam tikrą formą ir pasakai dirbtiniam, o tu jau, broleli, apiformink iki galo. Tai kieno čia kūrinys bus tada? Pats medžiagos rinkimas, tai tikrai autorystės neperleidžia dirbtiniam intelektui. Jeigu žurnalistas ieško informacijos dirbtinio intelekto pagalba, tai ir pats rašo tą straipsnį toliau. Jeigu pats rašo tekstą, tai tikrai jis gali vadintis autoriumi to straipsnio. Vienas svarbus dalykas, ką akcentuoti, tikrinti šaltinius, nes dirbtinis intelektas dažnai pateikia išgalvotą informaciją, tai reikia tikrai suformuluoti užklausas atitinkamų būdų, kad duotų nuorodas į šaltinius, pasitikrinti tuos šaltinius, nes vis tiek galutinę atsakomybę už informaciją straipsnėje tai neša žurnalistas ir žurnalas ar portalas. Tai va, ir kitas dalykas, jeigu jis prašo dirbtinio intelekto parašyti tą straipsnį ir pats gal ten tik trupučiuką paredaguoja, tai čia greičiausiai jau autorystės negalės prisiskirti savo žurnalistas, jeigu tas straipsnį patį tekstą parašė dirbtinio intelekto programa. Bet galima atskirti būtų iš esmės? Aš manau, kad labai sunku gali būti atskirti. Ir kuo toliau, tuo sunkiau. Ir tada čia jau yra sąžinės reikalas. Šiaip tuose dirbtinio intelekto aktas, jisai, kalbant apie tekstus, tai yra laisvesni reikalavimai. Jeigu, pavyzdžiui, tekstas rašytas dirbtinio intelekto, bet žmogaus peržiūrėtas tekstas. Jeigu žmogus jį peržiūrėjo, jeigu yra kažkas, kas neša redakcinę atsakomybę, turi už tą straipsnį, tada nebūtina rašyti, kad dirbtinis intelektas buvo naudojamas. Na ir paskutinis klausimas, mes su jumis esame gyvi žmonės. Ir galiu patikinti mūsų žiūrovus, kad ir Ingrida yra gyva moteris, ir aš dar gyvas. Jeigu dabar dirbtinis intelektas imtų ir kokį 10% ten kažką pakeistų mūsų klausimuose, atsakymuose, turėtume tą pažymėti kokį nors tenai ženkleliu? Reikėtų, nes jau būtų video, dirbtinio intelekto manipulacija, reikėtų būtinai pažymėti. O būna tokiu atveju? Būna. Būna jau. Aš dėkoju asociacijos Latga menų
skyriaus vadoviai Ingridai Radovič. Ačiū Ingrida už mūsų įdomų puikų pokalbį, kuris buvo naudingas Lietuvai ir pasauliui, ir man asmeniškai. Ir linkiu Jums sėkmės sprendžiant vis naujus su dirbtiniu intelektu susijusius klausimus. O su Jumis buvo Audrys Antanaitis ir laida Žurnalistikos DNR. Iki. Ačiū labai.